Kas yra ta klimato kaita ir apskritai ar jį vyksta? Kartais atrodo, kad čia daugiau klausimų negu atsakymų. Ir pagrindinis klausimas, kuris vis dažniau šiandien skamba, yra tas, kad ar svarbiau šiame pasaulyje yra žmogus ar gamta. Ir apskritai, ar toks klausimas gali būti keliamas. Dekartiška filosofija teigia, jog mes turime nugalėti gamtą ir tapti, tik tai tokiu būdu galime išlikti, nes kitaip jinai mus nugalės. Tačiau šiandieninėme 21 amžiuje laiko kartu ir vertybių sandūroje gimsta diskusija, susikerta dvi pozicijos – ekocentrizmas ir antropocentrizmas. Ir šis susikirtimas, šis diskursas gimdo visiškai naujas mokslo kryptis, kurios skelbia revoliucijas mūsų sąmonėje, mūsų savęs pažinimo, mūsų aplinkos pažinimo sąmonėje. Įvairios mokslo kryptis, ypač psichologijos mokslo kryptis, šiandien kalba apie tai, kas lemia mūsų elgesį, mūsų gyvenimo būdą ir vis daugiau yra kalbama apie mūsų prigimtį, kuri nesikeičia jau milijonus metų. Ir viena ypatingai mane sužavėjusi mokslo sritis, naujausia psichologijos sritis, ontopsichologija, kalba apie tai, jog mes esame gamtos dalis ir mes intuityviai jaučiame, tiesiog atsinešame tą jautimą iš gamtos, kas mums yra geriausia. Tarkime, tik ką gimęs kūdikis arba mažas vaikas, jis tai labai gerai žino, ko jam reikia. Ar jam reikia gerti vandenį, ar jam reikia gerti pieną, o gal jam reikia apskritai nei gerti, nei valgyti, o kažkokį vaisių paragauti. Jis intuityviai jaučia, kokios spalvos drabužį jam apsirengti, nes galbūt ta spalva jį pozityviai veikia. Bet mes su savo išmaniųjų telefonų ir apskritai išmaniąja karta esame labai protingi ir tą prigimtinį vaiko jutimą mes slopiname, teigdami, jog mes suaugę už jį geriau žinome, ko jam iš tiesų reikia. Tai tokiu būdu auga vaikai, auga žmonės, vėliau jau tampa subrendusiai žmonėmis, kurie nebežino, kas jiem yra reikalinga ir kas juos veikia teigiamai, kas jiems padeda harmonizuotis, o kas juos blaško. Auga žmonės, kurie nebežino, ko jie nori, auga žmonės, kurie nebežino, kas yra jų tikrasis kelias. Tai tos naujos kryptis yra tiesiogiai susijusios ir su ekologija, ir su klimato kaita, ir su mūsų požiūriu į gamtą, nes gamta esame mes. Tad kuriuo mes keliu einame? Kokį mes kelią pasirinksime? Ar mums būtina žinojimas, kad klimatas keičiasi, jis šiltėja? Ir ar mes galime kažką pakeisti patys? Oras tai tema, kurią dažniausiai kalbame. Orai keičiasi kelis kartus per dieną. Skirtingose šalies miestuose tuo pat metu gali būti visiškai priešingi orai. Vienur lyja, kitur šviečia saulė. Laikas būtų temą apie orus keisti tema apie klimatą. Juolab, kad jau nesiginčiama, jog klimatas šyla. Dabar svarbu kalbėti apie klimato šilimo padarinius, kaip mes su jais susigyvensime ir ką turime daryti, kad šiltėjimo procesas sustotų. Mes iš tikrųjų pripratom viską imti iš gamtos ir labai mažai jai atiduoti, gražinti. Gamta sugebėjo gintis nuo mūsų, išlaikė pusiausvyrą, dabar jinai jau to nebegali padaryti. Ir gamta jau tikrai susirgo ir gana rimtai. Ir jeigu mes jos negydysim, tai jau bus chroniška liga ir iš tikrųjų tas klimatas pradės keistis dar greičiau. Ir jeigu įgaus dar didesnį pagreitį, yra dabar vadinami tie scenarijai sudaromi prognostiniai. Tai yra sunku viską įvertinti, kad galėtume įvertinti ir pasakyti, kad va, po tiek metų bus tikrai tokia temperatūra arba kas nors kita ten bus. Bet kažkas tai yra bandoma daryti, yra tokie vadinami optimistiniai scenarijai. Kas bus, jeigu temperatūra vidutinė metinė pakils 2 laipsniais. Tai mes turėjom tokį vaizdą, mes turėjom 8 metus, kai mūsų vidutinė metinė temperatūra buvo 2,1 laipsnio aukštesnė už normą, už lietuvišką metinę temperatūrą. Ir yra antras scenarius, yra pesimistinis scenarius. Taigi, kas bus, jeigu vidutinė metinė temperatūra pakils 6 laipsniais. Tai įsivaizduokite, Lietuvoje vietoj 6 laipsnių 12 metinė temperatūra, mes turėsime geriausiu atveju kažkur apie Afriką, o Afrika ką turės? Tai yra tiesiog, netgi kai kada tokiais atvejais sakoma, kad mes paprasčiausiai sudeginsime savo planetą.
turėsim ieškotis, dabar ieškom kelių Marse, gal turim ten kokių nors kolegų, pas kuriuos galėsim nuskristi, nežinau, tai aišku, turėsim ieškoti būdų, prisitaikyti, kažką pristabdyti, kažką keisti, antraip išnyksim kaip dinozaurai. Lietuviai galvoja, kad kol kas klimato šiltėjimas tik į naudą, juk esame pavargę nuo ilgų žiemų, dažno lietaus vasaros metu ir labai retai pasirodančios saulės. Klimatologai ragina nesidžiaugti. Klimato kaitos reiškiniai jau daro žalą ir Lietuvai. Jau iš tikrųjų mes galime matyti klimato poveikį Lietuvai. Tai yra ekstremalėjantis reiškiniai, nes Lietuva, pavyzdžiui, yra vidutinių arba netgi silpnų vėjų kraštas, bet vasaros prognozių metu jūs labai dažnai dabar girdite škvalas, laukiamas škvalas, po to žiūrime į išvartytus medžius, nuneštus stogus. Lygiai taip pat perkūnijų skaičius per metus Lietuvoje buvo 45 dienos su perkūnijomis, nes perkūnijos apskritus metus būna, o 2010 metais Liepa-rugpjūčio mėnesį buvo 47 dienos, per 2 mėnesius sumušom metinį rekordą. Ir taip tokių. Lygiai taip pat galime jau stebėti ir šiais metais, pavyzdžiui, kai vieną dieną temperatūra yra 31 laipsnis, o kitą dieną praktiškai 12 laipsnių. Tai yra tokie didžiuliai kontrastai, tų reiškinių ekstremalėjimas, jie darosi pavojingesni. Lietuva vis tik tai yra vidutinių platumų juostoje ir mes vis dažniau matome nuokrypius ir tų sezonų. Pavasario, vasaros jau dabar tikrai net kartais ir juokas ima, kai anksti pavasarį vos ne nuo vasario mėnesio pradeda klausti, kada jau žmogus galės bulvę sodinti, nes prisimena 2007-2008 metų žiemą, kada visus 3 mėnesius nebuvo sniego, o taip iš tikrųjų pirmą kartą Lietuvoje per visą mūsų stebėjimų laikotarpį, kad visus 3 mėnesius nebūtų sniego. Ir kai alyvos jau pradeda žydėti vos ne vasario mėnesį, tada žinoma, aišku, visi pradeda ir bulvę sodinti, galvoja, kad kiekvieni metai tai bus. Taigi turiu pasakyti, kad nebus metai vienodi. Metai gali skirtis. Klimato anomalijos geriausiai byloja apie didelius pokyčius visoje planetoje. Lietuvoje bus didelių liūčių periodų, juos staigiai keis sausros su itin aukšta oro temperatūra. Anomalija ir tai, kad žiemos metu beveik nematome sniego. Tokie pokyčiai daro įtaką ir biologiniai įvairoviai. Gamtos tyrinėtojai dar nenori drąsiai teigti, kad ėmė keistis Lietuvos gyvūnija ir augalija. Klimatologai drąsiau vardyja jau prasidėjusius pokyčius gamtoje. Sunku įvertinti tą poveikį, koks bus gamtai, už tai, kad mes jeigu ir tyriam kažkokias tai rūšis, tai dažniausiai mes turim vieną paėmę laboratoriniam sąlygom, vieną kažkokią rūšį ten. Mes ją galim pašildyti arba gali, sakysim, anglies dvideginio ten padidėjimas didesnis bus šitą ir tada kaip tos rūšys reaguoja. Mes žinom, kad augalai reaguoja, tada vabzdžiai reaguoja, kurie jais maitinasi. Galim tikėtis ten tokių, sakysim, žalingų rūšių daugiau arba, sakysim, anglies dvideginio kiekis bus didesnis tos rūšys, kad kompensuot. Augaluose sumažėja automatiškai azotų, bet rūšys, kurios maitinasi, turi daugiau prisimaitinti, jos daugiau praryja ten to augalo. Iš kitos pusės augalai greičiau auga, vėl irgi kompensuoja tą. Tai, čia tas poveikis jisai labai įvairus yra. Mes negalim taip tiesiai pasakyti, kad va čia bus geriau, čia bus blogiau ar dar kažkas. Tai, tos rūšys jos sąveikoja. Jeigu, sakysim, šiltėja klimatas, tai galbūt tikėsimės pietinių rūšių, kurios galės ateiti, mūsiškės rūšys, kai kurios gali taip pat toliau keliauti ten, kur šaltesnis. Bet vėl, iš kitos pusės, vėl koks tas pasikeitimų pobūdis. Tai sakau, meteorologai geriau šitos dalykus pasakytų. Mes kai bendravom su kolegom, tai panašu tai, kad galbūt tie pasikeitimai dar veda ir prie to, kad mes galim tikėtis tokių, kaip jie sako, ekstremų tokių, sakysim, jeigu šalta, tai šalta, jeigu šilta, tai šilta. Tai vėl galbūt tos pietinės rūšys mes pastebim, kad ten jų pasitaiko Lietuvoje, ko mes kaip ir nematėm, vis tos maldininkus vos ne kiekvieną vasarą dabar visi rodo, ten ir per televiziją ir ten rašo. Bet tai ateina šaltesnė žiema, pavyzdžiui, irgi praeita buvo minus ten 28 gal laipsnių, tai nušluoja tas ateinančias rūšis. Tai čia nėra tie pasikeitimai tokie greiti. Ir... Pirmiausia, mes prisiminkime erkes. Ar lietuviai dūsavo dėl erkių?
Na, nueidavo, išsitraukdavo tą erkę miške, susigriebė ir tuo baigdavosi. Dabar erkės nešioja įvairiausias ligas ir jos jau darosi pavojingesnės, jau nuo žmonių persimetė į gyvūnus tos erkės ir jau gyvūnams sukelia įvairiausias ligas. Lietuvoje mes nekalbėjome apie malariją. Dabar jau malarinis uodas po Europą skraido ir, žodžiu, mes turėsime ir šitą problemą. Karščio bangos. Mes, kaip sakiau, gyvenom vidutinių platumų juostoje ir mums, jeigu vieną dieną ten buvo karšta, na, pavėsyje pabūdavom arba pasėdėdavom namuose. Dabar mes labai dažnai turime, kad savaitę temperatūra laikosi artima 30 arba virš 30 ir mūsų nei organizmas nėra pripratęs prie tokių šilumos pliūpsnių, nei mes patys mokame elgtis, nes mes vis dar gaudom kiekvieną saulės spindulį. Ir kada tokie karščiai užeina, iš tikrųjų tai yra pavojinga ir mes nemokam nei galvos prisidengti, nei akinius nešioti, nei vandens turėti su savimi, o jau reikia apie tai galvoti. Ir dar aš kartą sakau, mesgi pliaže gulime nuo ryto iki vakaro. Yra vadinami klimato migrantai. Tai bus klimato migrantai, tai bus ir žmonės, kur trūks geriamo vandens ir maisto, jie keliaus į šiaurę ieškodami pragyvenimo vietos, šaltinio ir maisto. Tai bus tų tropinių kraštų gyventojai, kuriem ir dabar jau yra problemos, o su klimato kaita jos dar didės tos problemos. Ir yra lygiai taip pat ir augalai, ir gyvūnai, kurie irgi migruoja. Pavyzdžiui, jeigu tokios karštos vasaros ir sausus laikysis pas mus, mūsų spygliuočiam jos tiesiog bus nebetinkamos. Ir tie spygliuočiai pas mus išnyks arba, kaip sako, pasitrauks į šiaurę, pas mus atkeliaus daugiau lapuočių ir įvairiausių kitų tenai augalų. Ir dabar jau sėkmingai pas mus prigijęs yra Sosnovskio barštis, kuris buvo atvežtas kaip žalioji masė, ten galvodami, kad bus labai daug silosui, bet pasirodo didžiausias kenkėjas ir nuodas, kurio negalima liesti, nes sukelia tiesiog žaizdas, iššaukia. Na ir atsiranda amaras, kuris ant krūmų vasarą, matote, pasidengia tokiais. Tai yra tropinių kraštų. Jūroje mūsų Baltijoje pasirodė kardžuvės 3 metrų ilgio, tai yra tropiniai žuvis, pasirodė tropiniai krabai. Na ir jau pradėjo žvalgytis, atplaukė vienas kitas, pasižvalgyti silkinis ryklys. Kol kas ne tie, kurie jau čia gali mum koją nukasti ir taip toliau, bet manau, kad ir jeigu temperatūra taip spardžiai didės ir ten pasidarys per karštą tose jūrose, kur jie gyvena, jie keliaus irgi ieškoti skanesnio maisto ir tinkamesnio gyvenimo sąlygų. Kol kas daugeliui nesinori to suvokti, tačiau dėl visų tų pokyčių kalti tik mes. Besaikis įvairių daiktų pirkimas, nuolatinis šiukšlinimas be didelių pastangų tas šiukšlės tinkamai perdirbti ar saugiai sunaikinti. Keliavimas net už kelių metrų esančią parduotuvę mašina, dažnas skraidimas lėktuvais. Visa tai neigiamai veikia klimatą. Pakeisti savo įpročius nėra jau taip sudėtinga. Dažnai sudėtingiau suvokti, kad vieno žmogaus pastangos gali būti svarbios visos planetos mastu. Pradėkite nuo savęs ir viskas ims keistis. Labą dieną. Labas, Liepa. Malonu susipažinti. Malonu. Šiandien mes šnekėsime su Rasa Balčiūniene, Harmoningos asmenybės instituto įkūrėja. Ir šnekėsime tokia labai
įdomia tema apie gamtos ir žmogaus ryšį, apie santykį mūsų su gamta ir ne tik tai, kaip mes veikiame gamtą, bet ir kaip gamta veikia mus ir kiek mes turime tam atsakomybės. Klimato kaita, ekologinė etika. Iš tikrųjų, kaip jums atrodo, kiek svarbi yra gamta mūsų gyvenime? Jo, gerą žodį paminėjote ekologinę etiką, tai turbūt aš daugiau galėčiau šnekėti apie ekologinę etiką, bet ne apie klimato kaitą. O ekologinė etika jau vien, ką reiškia žodis ekologija. Ekologija tai reiškia tvarka namuose. Tada kyla klausimas, kokiuose namuose? Reiškia mūsų žemėje. Ir turbūt mes šiandien pakalbėsim apie tai, vis dėlto, kas tai yra ekologinis mąstymas, kaip mes pametėm tam tikrą funkcionalumą ir kodėl yra pažeistas balansas ir jis daro įtaką ir mūsų švietimui, ir menui, ir verslui. Tai trumpai dar pristatykite, kuo jūs užsiemate ir kas tai yra per naujas toks dalykas jūsų veikla? Ja, tai mes užsiemam organizacijos vystymu ir šitą veiklą aš jau vystau apie 6 metus ir organizacijų vystymu, kuris siejasi, kad šiandien yra rinkoje poreikis, kad susikurtų organizacinę kultūrą, kuri leidžia pilnai atsiskleisti žmogaus potencialui. Klausimas kyla, o kam to reikia? Iš principo, mesgi dabar susiduriam su problemam. Nėra motyvacijos, žmonės apatiški, o motyvacijos nėra todėl, kad žmogus maksimum neatskleidžia save. Ir ko mes užsiemam, kad motyvacijos šaltinis yra žmogaus viduje. Ir mes vėl grįžtam prie to pačio ryšio su gamta. Tai jeigu aš esu praradęs ryšį su gamta, arba jeigu aš esu praradęs ryšį su savo potencialu, tai atsispindi mano gyvenime, kad neįdomu man į tą darbą eiti, nejaučiu jėgos, nejaučiu įsitraukimo į tam tikrą veiklą, tai reiškia, aš esu atsikirtęs nuo savęs. O kaip tai konkrečiai susiję su gamta? Man labai įdomu, ta prasme, kad kaip tai siejasi su pačia gamta tie dalykai. Kuriuo būdu? Žiūrėk, kaip siejasi, ne? Tai yra sėkla kinietiškos rožės, ne? Ir kinietiška rožė sako, ne, aš nebūsiu kinietiška rožė, aš augsiu kaktusu. Mes žinom, kad iš kinietiškos rožės kaktusas tiesiog neišaugs. O organizacijose siejasi, kad žmogus arba jisai pats susikūrė, ką jis nori daryti, arba jis eina ten darbuotis, kur jisai randa. Ir tada jis negali jausti to maksimumo įsitraukimo ir jis tada negali pilnumoj turėti rezultatų, pasitenkinimų ir taip toliau. Čia sąsaja yra tiesioginė. Man dabar tenka domėtis švietimu. Tai prieštaravimas, arba aš tai vadinu pažeistų balansų, yra tarp to, kad mokykla turėtų ruošti gyvenimui. O iš tikrųjų šiandien mokykla ruošia kam? Egzaminui. 10-11 klasėje visi jau apie tai galvoja, kaip gerai išlaikyti egzaminus. Ir kaip kalbi su mokytojais ar ten su kitais žmonėmis, kurie liečiasi prie to, reikalingas mąstymo lavinimas, reikalingas asmenybės ugdymas. O jeigu egzaminai bus išlaikyti blogai? Arba mada. Labai graži sritis, ne? Mada, iš principo, turėtų leisti žmogui atsiskleisti iš vidaus. O ką daro pas mus mada? Būk toks. Etalonas mergaičių toks. Ir tada mergaitės badauja, savo kenkia, jo. Mada turėtų atsiskleisti, leisti žmogui, o ne formuoti stereotipą, kokiu būdu tu turi atrodyti. Neperseniausiai buvau Florencijoje ir turėjau tokį labai įdomų dialogą su vienu architektu, kuris ilgus metus nagrinėja Renesanso atsiradimą. Ir iš principo man pačiai buvo fantastiškai įdomu, kaip netgi architektūra iš principo struktūruoja žmogaus sąmonę. Pavyzdžiui, gotikos stilius transliuoja pasaulis didelis,
tu mažas. O Renesansas pastatė žmogų į gyvenimo centrą. To pasekoje pradėjo vystytis mokslo mintis, menas pradėjo vystytis daug ir technologijos. Ir dabar, kai aš važinėju, susitinku su įvairiuose šalyse su tam tikrais mokslininkais, mes net juokiamės. Dabar yra 21 amžiaus viduramžiais. Ta prasme, viduramžiai, kurie prasidėjo 20 amžiuje ir mes stovim ant tos slenkščio 21 amžiaus Renesanso. Vėl reikia atsigręžti, kad pagrindinė vertė tai yra žmogus ir jo asmenybės realizavimas. Jeigu žmogus ir jo asmenybės realizavimas yra pagrindinė vertė, tai kokiu būdu mes tada galime save apgaudinėti? Pavyzdžiui, jauna mama nori savo vaikui gero. Ir jinai perka sultis iš parduotuvės, iš koncentratų. Jeigu žiūrėti pagal gamtą, sultis tai yra duotos kam? Kad mes išgeriam natūralių sulčių stiklinę, jo, ir mes gaunam tam tikrų medžiagų ir mes pastiprėjam. O ką mes gaunam, kai mes išgeriam pakaitilą? Ir tokiu būdu mes labai save apgaudinėjam ir šiandien labai yra ryški tendencija visuose srityse atstatyti pažeistą balansą. Mes esam spąstuose, ne? Liktai mes ir suprantam visi, kad mes blogai gyvenam, bet kaip reikia, kad aš turiu kažko atsisakyti tam, kad perėti naują kokybinį lygį, aš jau to nebegaliu daryti. Ir iš principo mes su kuo dirbam, mes, kad padedam žmonėms atsilaisvinti nuo tam tikrų stereotipų, o tada rodom galimybės, kur gali atsirasti naujos inovatyvios mintis. Jeigu žiūrėti, kokie yra kriterijai gamtoje, ne? Tai yra funkcionalumas. Kiekvienas elementas turi savo funkciją, net ir virusai turi savo funkciją, ne? Suardyti, kas jau nebeveikia. Toliau antras kriterijus yra unikalumas. Gamtoje nėra ar žemogė geriau, ar kriaušė geriau. Tiesiog kiekvienas yra unikalus ir žmogus kiekvienas jis yra unikalus, jeigu jis realizuoja savo projektą. Trečias kriterijus yra ekonomiškumas. Mažiausios sąnaudos, geriausias rezultatas. Jeigu tu eini pagal ryšį su gamta, tau pukšt ir rezultatas. Pukšt ir rezultatas. O jeigu dedi pastangas, bet nėra rezultato, kažką tai nuklydai, nusimušai. Tai prasme, kad mes iš gamtos tiesiog turime mokytis šių kriterijų. Funkcionalumo, unikalumo ir taip toliau. Ir svarbiausia, mums turi priminti, kad mes kaip žemogė. Taip. Ir ketvirtas kriterijus tai yra efektyvumas, ane? Ir žmogaus tai gyvenime atrodo, kad aš kiekvienais metais noriu būti didesnis, padaryti daugiau, padaryti geriau, padaryti kokybiškiau. Ir jeigu aš užstringu kur nors, tada nėra harmonijos. Nes gamtos dar vienas kriterijus, tai yra, žiūriu gamtą ir tai yra harmonija, ne? Harmonija žmogaus gyvenime pasireiškia, o esi gamtoje ir jauti, kaip tau gera. O esi mieste, kur mašinos ūžia ir tu jauti, kaip tu nori iš to miesto ištrūkti. Tai va tas kriterijus pirmiausia ir yra, kad tau smagu, gera, linksma ir svarbiausias kriterijus yra norisi veikti. Bet jeigu būna žmonės po tam tikrų seminarų sumaišo linksmumo, džiaugsmingumo, gerumo kriterijus su komforto būsena. Komforto būsena mums tingisi veikti. Tai jeigu mums tingisi veikti, tai reiškia, mes vėl užstrigom, ne? O gamta tai yra judėjimas. Nuolatos viskas keičiasi, juda ir kažkas tai suklydo, pasakydamas, kad žmogus yra daiktavardis. Pagalvok, žmogus yra daiktavardis, o iš tikrųjų daiktavardis, veiksmažodis pas mus nuolatos juda, ne? O mes sakom, ne, mes esam statika. Ir su žmogaus gyvenimu yra labai panašiai, kaip su analogija gamtoje. Upė teka, sraunė, ne? Aplinkui žaliuoja ir mes važiuojam su palapinėm į upę, primesta yra akmenų, upė nustojo tekėti ir stovintis vanduo pradėjo ką daryti?
dumblą. Dumblą ir tada aplinkui viskas nyksta ir mes nebevažiuojam. Tai vat, žmogus tai yra judėjimas. Ir jeigu tu užstringi arba tave nebedžiugina, nejauti gyvenimo džiaugsmo, reiškia, jau tu praradai ryšį su gamta, kuri yra tavo viduje. Mes iš prigimties jaučiam ryšį su gamta, arba jaučiam ryšį su savo potencialu, arba jaučiam ryšį su būtim, kuri yra mumise. Arba tai yra mūsų intuityvinis kanalas. Ir vat, kai mes būnam maži, kaip jūs labai gerai pastebėjot, mes pradedam nebepasitikėti savo signalais. Taip? Saulutė šviečia, man šilta. Mama galvoja, vėjas pučia, reikia prengti jam šaltą. Ir man uždeda ir sako, tau šalta. Vaikas tada pameta kriterijų. Ir va tas tėvų neįsiklausimas, ko nori, iš principo užglušina ir mes tada prarandam ryšį su savimi. Užglušina tą vidinį žinojimą ir pajautimą. Ko tau reikia? Ko tau reikia? Kokio instinkto tau reikia? Reikia ne pačiam pajausti, ko man reikia, bet klausyti iš išorės, ką man sako, ko man reikia. Tada tu pradedi iš viso ignoruoti savo tą kažkokį vidinį žinojimą. Taip. Užtat auklėjant vaikus, net žodis, ne, auklėjant, net save pagavau, ne, auklėti, įdiegti tam tikras taisyklės. Iš tikrųjų, vaikui reikite sukurti aplinką, kur galėtų jis atsiskleisti. Ir suaugusio paskirtis yra lydėti vaiką, kad jis galėtų atsiskleisti, o ne auklėti, kad šitaip yra gerai, o šitaip yra blogai. Tai turbūt visa tai atkeliauja iš vaikystės, kad mes nemokame savęs pajausti, o paskui nemokame pajausti ir kito, kuris yra šalia. Ir atkeliauja iš vaikystės ir svarbiausia, kad mes savo gyvenimo strategiją pradedam formuoti, ieškodami to dėmesio, kurį mes gavome vaikystėje. Pavyzdžiui, mama norėjo, kad aš klausyčiau, tai aš klausydavau ir mane už tai mylėdavo, ne? Tai reiškia, užaugęs, aš stengiuosi klausyti ir aš tada ieškau ne to, ko man iš tikrųjų reikia, ne? O aš ieškau, kad patikčiau ir įtikčiau kitiems. Ir va čia yra žmogaus gyvenimo problema. Ir iš principo žmogus nuo ko kenčia, tai kenčia nuo nerealizuoto savo potencialo. O formos tai jau yra pirmiausia pasitenkinimo nebuvimas, vėliau ten prasideda ligos, pinigų nebuvimas ir taip. Tai čia vėl apie tą patį, kad mes nesame tom rožėm, o esam kaktusais, ne? Nes mūsų augina būti kaktus. Taip. Ir žmogus įpranta išduoti save, ne? Jisai vaikystėje vienąsyk nusprendė, mama tai yra visas pasaulis. Ir kad aš gaučiau mamos dėmesį, aš turiu elgtis šitaip. Ir mes tada visą gyvenimą ieškom to mamos dėmesio. Ta forma, kurie buvo nupratę. Ar iš tikrųjų dabartiniam pasaulyje ir vakaruose visose srityse vyksta kažkoks lūžis, kažkoks pasikeitimas, kažkoks tos ekologinės etikos arba harmonijos paieškos? Ar jūs tą pastebit? Jo, ir pastebiu, ir atskirais atvejais aš kaip pasiskaitau laikraščius, man atrodo, kad aš gyvenu skirtingam pasaulyje negu rašo spauda. Šiandien irgi buvau verslo vadovų klube susitikime ir mes ten pasidalinom tam tikrą informaciją. Net mūsų tarpe buvo mintis, palaukit, mes visi jaučiam pagyvėjimo verslą, jaučiam, kad įdomumas atsiranda, o aplinkui šnekama kitaip. Tai kur yra ta teisybė? Kad mums pastoviai diegia, kad yra krizė, kad yra blogai, kad yra negatyvas. Ir tai negatyvas yra, jeigu yra vienoje vietoje, jisai padauginamas milijoną kartų ir parodomas per visas televizijas, o iš tikrųjų žmonės visai kitokie gyvena, kurių nerodo, kasdien netransliuoja. Mano manimu, dabar tas yra momentas, kai žmonės jau patys mąsto. Reikia daryti, reikia keistis, reikia ieškoti daugiau pasitenkinimo, prasmės. Pagaliau mums reikia susijungti tam, kad visuomeniai pradėtume gerus dalykus daryti visi kartu. O tendencija, tai mano manimu, jinai jau reiškėja. Aišku, dar yra tokiai homeopatiniam dozėm, labai mažytėm. Čia yra turbūt
principas, kaip atsiranda jau masė tam tikra kritinė, tada pukšt ir įvyksta lūžis. Tai mano manymu ir kiek aš anksčiau domėjausi ir ezoterim kryptim ir tarp kitko prieš kokius gal 4 metus buvau Gvatemaloj kelionėje, kur mes keliavom kartu su majų bendruomenė. Tokia buvo labai savita, dvasinė, pažintinė kelionė. Ir tada majų senolis pasakė, kad iš principo žmonija spekuliuoja majų žiniomis, nes majų žiniose, kurios yra perduodamas per lūpas, nėra informacijos, kad bus pasaulio pabaiga. Yra informacija, kad bus kitoks pasaulis, kad šiuo metu baigėsi senasis pasaulis, ko pasekoje mes esame visi kokie esam. Ir kad iš principo tas ateina momentas, kaip žmogus pradės jausti ryšį su gamta ir jis pradės pilnai realizuoti save. Tai jau bus naujas pasaulis. Ar iš tiesų su renesansu, kaip jūs pati minėjote, kai žmogus vėl buvo iškeltas į pasaulio centrą, aplink jį pradėjo suktis visas pasaulis, atsirado mokslo pažanga, naujos technologijos, o dabar vėl atėjo tas etapas, kad tos technologijos ir pažanga ir visa kita prikūrė tiek visko, kad mus tarsi vėl suvalgė kaip individualybės, kaip žmogiškas būtybės ir reikia vėl tą renesansą ir vyksta vėl tas lūžis, kad mes vėl būtumėm iškelti kaip žmonės į kažkokį bent jau vieną lygmenį su gamta, o ne su kažkokiais poreikiais. Tai aš norėčiau grįžti prie renesanso. Renesansas leido žmogų pastatyti į jo gyvenimo centrą, ko pasekoje pradėjo vystytis ir mokslas, ir naujos technologijos. Toliau ne technologijos mus suvalgė, čia yra labai tas svarbus minties virsmas. Ir kaip mes šnekam apie 21 amžiaus renesanso, tai reiškia, yra svarbiausia nevartojimas ir neskatinti žmogų vartoti, bet yra svarbiausia, kad žmogus yra savo gyvenimo centras. Ne pasaulio centras, bet savo gyvenimo centras, nes mūsų tokių centrų yra daug. Yra svarbu vėl atsigręžti, kad žmogus yra centras. Kaip mes šnekėjom, kad yra egoistinė kultūra kaip vartojimo kultūra ir kaip mes šnekame apie, kad žmogus yra gyvenimo centras, atrodo irgi egoistinė kultūra, bet kaip mes šnekam apie ekologinę etiką ir apie kultūrą, kur žmogus yra gyvenimo centras, ten mąstymo pagrindas yra, kad aš ką bedaryčiau, aš darau darniai su aplinka gamtos, su aplinka šeimos, su aplinka organizacijos, visuomenės. Tai tas ir yra darnumas. O tada ir gaunasi, kad tokių gyvenimo centrų kaip aš Žemėje yra 7 milijardai. Ir jie kažkokiu tai būdu darniai funkcionuoja ir visi vystomės naują kokybę. Mokslo pasaulyje žmogaus santykius su aplinka, požiūris į gamtą vertinamas ekologinės etikos. Ši etikos rūšis teigia, kad teisingas gamtinės aplinkos suvokimas formuoja mūsų moralinės nuostatas. Ekologija paskatino žmogų žiūrėti į gamtą kaip į moralės kategoriją. Dar 20 amžiaus pirmoje pusėje ekologinės etikos pradininkas Oldas Leopoldas, amerikiečių ekologas, būtent ekologinę etiką apibrėžė šitaip, kad jos požiūriu gera yra visa tai, kas padeda išlaikyti
gamtos vientisumą, stabilumą ir grožį. O bloga visą tai, kas, reiškia, kenkia visoms šitoms gamtinės aplinkos būtent ypatybėms. Taigi, reiškia, vadinasi, žmogus savo galvoje, jeigu jis yra savo kultūros lygio žmogus, reiškia, jisai turi, sakant, visus tos, sakant, parametrus, reiškia, kurių jis turi laikytis vienaip ar kitaip veikdamas gamtinę aplinką. Ir nuo to, kaip sakant, ir priklauso jo elgesio kokybė, jo, ar jis moralus, ar jisai amoralus, reiškia, būtent, sakant, ar geras, ar blogas. Ekologinė etika gina gyvybę, rūpinasi, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė. Šiais laikais ekologinė etika tampa labai svarbi, nes per kelis šimtmečius žmonija išbalansavo gamtinę pusiausvyrą, iš gamtos tik imdama. Mūsų lietuvių ekologinė sąmonė susiformavo paveldėjus tam tikrus pažiūras ir įpročius iš vakarų Europos, kurioje naujaisiais laikais formavosi būtent industrinė visuomenė ir kur kaip tik buvo į tikrovę žiūrima per būtent mokslinių žinių prizmę ir šitokiu būdu susiformavo vadinamoji industrinė ontologija. Tai yra, reiškia, taip sakant, toks industrinis, reiškia, gamtinės aplinkos supratimas, kada gamtinė aplinka suprantama kaip tam tikra daiktų visuma, krūva. Taip. Bet šitoks požiūris yra labai paviršutiniškas ir primityvus. Jis labiau atitinka sąvartyną, kaip sakant, kur žmonės suverčia daiktus, bet kaip ir, sakant, ir galvoja, kad jie gali šitokiu būdu egzistuoti ir viskas bus gerai. Tai yra labai klaidingas požiūris. Ir jau XIX amžiaus viduryje, būtent kada jie pradėjo formuotis ekologija kaip mokslas, visiškai ėmė keistis šitą būtent žmonių ekologinė sąmonė ir susidarė požiūris į gamtinę aplinką kaip organizmą, kaip vientisą, funkcionuojanti ir besivystanti pagal savus dėsnius. Mes esame, sakykime, ES pabaigoje pagal savo galią, pagal savo požiūrį į ekologiją, gal sakykime, taip yra tos vakarų Europos šalis, tenais piliečiai yra kur kas labiau sąmoningi ekologinė prasme. Tačiau žiūrint pasaulio mastu, tai atrodo visai neblogai. Iš tikrųjų pas mus ir pakankamai mes esam švarus ir pakankamai rūpinamės efektyviu energijos vartojimu ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir neteršiam bet ką, bet kur. Tai nėra taip blogai, bet aišku galėtų būti geriau. Ieškant suderinimo tarp civilizacijos ir gamtos išsaugojimo, atsirado toks dalykas kaip taršos leidimai. Kartais jie vadinami ekologinės etikos realiu pasireiškimu. Kol kas prekyba taršos leidimais vyksta tik Europos Sąjungoje. Čia yra visų pirma kalbama apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimą. Tai tas šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tai visų pirma anglies dvideginis, tai yra globali problema. Tai yra jokio skirtumo, ar tu išmeti į atmosferą anglies dvideginį Lietuvoje, ar Kinijoje, ar Pietų Afrikoje, įtaka klimato kaitai yra lygiai tokia pati. Dėl to visa sistema yra sukonstruota taip, kad už kiek galima mažesnius pinigus padaryti kuo didesnį efektą mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams. Tai reiškia, kad nebūtų taip, kad vienos šalis ten spaudžia paskutinės galimybės už didelius pinigus, sakykime, kaip kad Vokietijoje statytų kažkokius tai ant akmens anglies katilinių, ten investuotų milijardus į anglies dvideginio surinkimo technologijas ir laidojimo, o tuo tarpu Afrikoje reiškia kertamos džiunglės, dėl to, kad žmonės elementariai neturi ten keliasdešimt dolerių nusipirkti iš saulės padarytas krosnelės maistui pasikepti. Arba kaip dabar darom projektus, sakykime, Rusijoje, kur randi tokių vietų kaip 4 km neizoliuoto vamzdžio, kurio tiekiamas
reiškia, termofikacinis karštas vanduo, dideli nuostoliai, bet niekas nieko nedaro dėl to, kad Rusijai dujos labai pigios ir jiems nieko neapsimoka tai daryti. Tai tada gal yra racionaliau, reiškia, kad tos išsivyščiusios šalis, kad jos turėtų galimybę investuoti ne tik į savo tos projektus mažinančius šiltnamio efektą sukeliančius dujas labai brangius, bet tos pinigus panaudoti investicijoms į kitų šalių analogišką rezultatą, reiškia irgi mažinant tenais tas CO2 emisijas ir pasiekti dar žymiai didesnį efektą ir pasauliui padaryti žymiai geriau. Šalies teršimo lygio reguliavimas vyksta tokiu būdu. Kiekvienai šaliai suteikiamas tam tikras kiekis taršos leidimų, kurie šalyje paskirstomi, parduodami tam tikroms įmonėms. Jei įmonė teršia aplinką labiau, nei leidžia nustatytos taršos ribos, ji perka taršos leidimą. Būna, kad šalis neišnaudoja visų jai suteiktų taršos leidimų. Tuomet ji gali juos parduoti kitoms šalims. Bendrai jinai prisideda prie taršos mažinimo, kadangi motyvuoja įmonės dar papildomai mažinti taršą, nes atsiranda galimybė užsidirbti iš to arba atsiranda galimybė neišleisti tiek pinigų, kiek išleistų, jeigu nieko nedarytų. Tai atsiranda papildoma motyvacija. Aišku, ta ES taršos leidimų sistema jinai turėjo trūkumų ir po pirmo laikotarpio, to 5-7 metų ES pasimokė, patobulino tą sistemą, antrame etape jau jinai yra tobulesnė, trečiame etape jinai dar bus keičiama ir dar jinai bus tobulinama. Ar sukurta prekybos teršimo kvotomis sistema išties atperka žmonių daromą žalą gamtai? Čia, sakant, vienareikšmio atsakymo negali būti. Kadangi, reiškia, ekologinė problema, jinai yra globalinė. Ir viso, sakant, būtent, sakysim, tas gamtinės aplinkos stabilumas, jos vientisumas, jis priklauso, sakant, būtent kaip tie procesai vyksta visame pasaulyje. Žinoma, sakant, lokalinių požiūrių, sakant, ta aplinka gali būti labai, sakysim, tausojama. Kai kurios šalys taip, sakant, daro, ten Šveicarija arba Švedija, kurios ir labai pagarsėjusios šio požiūriu. Bet, sakysim, ten oro masės. Reiškia, sakant, jos juda nežiūrėdamos jokių sienų, paukščiai ten skrenda visur, arba žvėris, reiškia, jie būtent bėgioja. Ir, reiškia, jeigu, sakant, tos oro masės yra ten pripildytos, reiškia, sieros, dioksido, ar, reiškia, kitokių, reiškia, taip sakant, teršalų, tai jos, sakant, visur. Ir todėl, sakant, šiuo požiūriu, kada, sakant, viena šalis mažiau, reiškia, teršia, tai sakant, atrodo, kad jinai gali parduoti kitai, reiškia, sakant, tam tikrą, reiškia, kiekį, reiškia, tų išmetamų teršalų. Ir, sakant, tokiu būdu jinai dar pagerina. Čia, sakant, būtent yra, tam tikras, nesakysim, teisingumo požiūris šiaip ar taip, jeigu, sakant, viena šalis, jinai mažiau stengiasi, sakant, jinai, sakant, gali, reiškia, būtent jau tos pinigus toliau panaudoti gamtinį aplinkai gerinti, taip sakant, šiuo požiūriu yra gerai. Lietuvoje prekyba taršos leidimais vykdo ir turi leidimus, turi tos taršos leidimus ir turi įsipareigojimus mažinti taršą ir privalo matuoti tą savo taršą tik tai didelius kurą deginančius įrenginius turinčios įmonės. Tai tokios, sakykime, kaip katilinės, kurių galia yra virš 20 MW arba didelės įmonės, pramonės įmonės ir panašiai. Tai jos iš viso išmeta per metus apie 6 milijonus tonų CO2 ekvivalentų. Reiškia, CO2. Tai, o šito visa Lietuva išmeta apie virš 20 milijonų tonų CO2 ekvivalentų. Reiškia, visus likusius tos 14 milijonų išmeta arba smulkios įmonės, arba gyventojai, arba automobiliai, arba žemės ūkyje, sakykime, vykdoma veikla, kuri nėra apskaitoma konkrečiai kiekvienoje įmonėje atskirai. Estijoje, pavyzdžiui, tarša yra dar didesnė negu Lietuvoje, nes nors šalis yra mažesnė, nes jų visa energetika yra pagrįsta skalūnų
deginimo, o skalūnai, deginant skalūnus išmetamas ypatingai didelis anglies dvideginio skaičius. Tai Lenkai irgi yra prastai atrodo, nes Lenkijoje energetika yra pagrįsta akmens anglies deginimu. Pavyzdžiui, su tokiam šalim lyginant kaip Skandinavijos šalis, tai ir skaičiuojant vienam žmogui arba skaičiuojant vienam bendro vidaus produkto vienetui, litui išdirbtui, tai mes atrodom pakankamai liūdnokai. Vertėtų nepamiršti, kad jei gamtą vertiname kaip moralinę kategoriją, mūsų santykis su aplinka turėtų būti taip pat moralus.